Mes ir vėl kviečiame žiūrėti laidą Gyvenu čia. Televizija per visus 2011 metus kvietėsi į diskusijas įvairius politikus. Šiuo kartu pažvelgsime į svarbiausius visus mums rūpimus įvykius. Retkarčiai žvilgtarsime į to meto aktualijas kartu su nepriklausomos Lietuvos pirmąja premjere profesore Kazimiera Prunskiene. Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai, mes ir vėl susitinkame laidoje Gyvenu čia. Per visus praėjusius 2011 metus į televiziją kvietėsi į diskusijas įvairius politikus, atkreipdami dėmesį į visiems mums rūpimus klausimus. Pasibaigus 2011 metams ir žengiant į naujuosius, mes dar kartą pažvelgsime į svarbiausius praėjusių metų įvykius su mūsų studijos viešnia nepriklausomos Lietuvos pirmąja premjere profesore Kazimiera Prunskiene. Sveiki, profesorė. Labą dieną. Jūs neseniai spaudoje su kitų partijų vadovais diskutavote, koks praėjusių metų įvykis labiausiai reikšmingas. Buvo įvairių pasisakymų ir skirtingų nuomonių. Pristatykite mūsų laidos žiūrovams savo nuomonę ir argumentus šiuo klausimu. Taip, iš tikrųjų, Lietuvos žinios apklausė partijų vadovus, kokie jų akimis žiūrint yra svarbiausi įvykiai, ką jie patys yra nuveikę per praėjusius metus. Tikrai, manau, labai protinga apklausa ir svarbi. Taigi, mano įsitikinimu, jeigu kalbėti apie vieną svarbų įvykį, tai šiuo atveju teko paminėti, kaip bebūtų apmaudu, įvykį, kuris sukrėtė Lietuvą, tai yra Snoro banko nacionalizavimas ir jo privatizavimas. Iš tikrųjų, tai svarbu ne tik dėl paties banko, kurį laikėme Lietuvos banko, ne užsienio bankų turinčių čia padalinį, bet svarbu todėl, kad labai daug žmonių ir įmonių nukentėjo, dešimtimis tūkstančių, ir aišku, kad tai turės ilgalaikės pasiekmes. Kuriam laikui buvo sutrikę atsiskaitimai, o be to tie deponentai, tai yra žmonės, kurie turėjo indėlius arba įmonės turėjusios sąskaitas, prarado nemažai pinigų, jeigu jų buvo daugiau kaip 100 000 eurų. Jeigu kas nors, darydamas verslą, buvo sukaupęs tų lėšų, arba žmogus kaupė, tarkim, būstui statyti ar kokiam kitam svarbiam reikalui ir turėjo jų kiek daugiau, tai aišku, kad patyrė didelę skriaudą, didelį smūgį ir ypatingai verslas, kuris galėjo dėl to ir nukentėti bankrutuojant. Tai šitos pasiekmes bus jaučiamos ilgokai, o ta tema dar purtys Lietuvą, jos valdžios institucijas, manau, kad ne vienerius metus. Tokie klausimai šiaip savo nepraeina, bet to tai buvo toks signalas, kuris privertė žmonės pamastyti, kiek yra saugu bankuose laikyti pinigus, ir tikrai apmaudu, kad bankai prarado dalį resursų, nors iš tikrųjų ir toliau stabiliai dirba ir tokios grėsmės nėra. Ir apmaudu dar ir dėl to, kad nėra labai aiškiai įrodyta, kad toks kelias, kurį pasirinko vyriausybė šio banko atžvilgiu, jį nacionalizuodama, o paskui paskelbdama jo bankrotą, buvo pas racionaliausias arba vienintelis įmanomas, jeigu galvoti ne tik apie banką ar, tarkim, jo daromus pažeidimus ar jo likvidumo silpnumą, bet galvojant apie pasiekmes žmonėms ir verslui. Tai čia, žinoma, yra įvairių nuomonių ir kol nebus tas klausimas giliau ištyrinėtas, apmaudu, kad Seimui nebuvo galbūt ne tai, kad leista, bet paprasčiausiai valdanti dauguma to nepadarė, Seimas komisijos nesukūrė ir, gal ir ta komisija irgi nėra aiškiaregė, nebuvo aiškiai žmonėms pasakyta, kokios to priežastys ir kiek jos yra tik siaurai galiojančios vienam vieninteliam Lietuvos bankui. Aš, žinoma, susipažinau ir su kitų politikų nuomonėm. Štai, žinoma, įdomu buvo